Sveiki, čia studijos lengvai. Paskaičiuokime skalės vidinę darną ir išsaugokime jos vidurkį tolesniai analizai. Aš turiu skalę iš 9 teiginių, jie visi prasideda žodžiu engagement, einu į factor, reliability analysis, susirandu savo indikatorius ir juos metu į langelį dešinėje. Na, mūsų alfa jau apskaičiuotas. Belieka paskaičiuoti ir išsaugoti vidurkį. Spaudžiame min score, einame į variables kortelę ir štai jau paskaičiuotas mūsų vidurkis. Mums belieka jį pervardinti. Dabar turime kintamai, su kuriuo galime atlikti įvairiausias operacijas. Kyla klausimas, ar didesnė alfa visą laiką yra geriau? Na, pasižiūrėkime, kas nutiktų, jeigu iš skalės išmestume kurį nors teiginį. Žiūrime, mūsų alfa yra 931, bet jeigu išmestume paskutinį teiginį, alfa paaugtų iki 936. Ar mums reikia įmesti? Tikrai, kad ne. Iš tiesų, didelis alfa koeficientas kartais gali rodyti problemas, o nebūti sprendimas. Šiame straipsnėje Strainer aptaria tai, jog alfa koeficientas gali būti ir per didelis. Štai jisai pateikia vieną iš mitų apie alfa, kad didesnė alfa visą laiką yra geriau. Ne, nėra geriau. Ir būtent nėra geriau dėl to, kad alfa iš principo atspindi teiginių tarpusavio koreliacijas. O jeigu jūsų teiginiai labai stipriai tarpusavėje koreliuoja, tai reiškia, kad jūs rizikuojate pamatuoti savo matuojamą konstruktą per siaurai. Įsivaizduokite, kad jūs norite pamatuoti dramblį tamsiame kambaryje. Ir į tą kambarį leidžiate 10 mokslininkų. Vienas mokslininkas pačiumpa straublį, kitas ausį, kitas uodegą, na ir kitas koją. Ir vienas sako, dramblys yra straublys. Kitas sako, dramblys yra jo uodega. O kitas sako, dramblys visgi yra jo koja. Ar ne? Tie dalykai nėra tarpusavę susiję, bet jie visi atspindi dramblį. O jeigu jūsų visi mokslininkai pačiupo po dramblio koją ir visi draugiškai sutarė, kad dramblysgi yra koja, na, jūsų alfa bus labai aukšta. Bet ar dramblys yra tik tai jo koja? Ne. Kitas pavyzdys būtų atvirumo patyrimui bruožas. Įsivaizduokite, kad norite pamatuoti atvirumą patyrimui. Na ir šį bruožą sudaro patys įvairiausi dalykai, nuo poezijos mėgimo iki egzotiško maisto mėgimo, šokinėjimo parašiutu, važinėjimo motociklu. Ir šie dalykai nebūtinai bus stipriai tarpusavėje susiję, bet jie visi yra atvirumo patyrimui išraiškos. O tai reiškia, jog jūsų skalė tikrai nepasižymės itin aukšta vidinė darna, tačiau ji bus tiksliai pamatavusi jūsų latentinį konstruktą. Todėl visą laiką alfa koeficientą vertinkite jūsų matuojamo latentinio konstrukto kontekste. Yra šiek tiek tvirtesnis, atsparesnis būdas pamatuoti vidinę darną. Ir tai yra McDonaldo omega. McDonaldo omega šiek tiek atspariau atspindi vidinę darną ir pateikia šiek tiek tikslesnį rezultatą. Aš savo tyrimuose mėgstu pateikti tiek alfa, skaitytojams, kuriems tai yra įprasta, tiek omega, skaitytojams, kurie galbūt yra statistikos entuziastai. Literatūroje taip pat sutiksite šaltinių, kurie ragina pateikti būtent omega, o ne alfa. Ir argumentas yra labai paprastas. Omega, šiek tiek kitaip skaičiuodama vidinę darną, gali ją atspindėti tiksliau. Na va, dabar mokate apskaičiuoti vidinę darną ir išsaugoti skalės vidurkį kaip naują kintamąjį. Kam studijuoti sunkiai, jei galima lengvai?